Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie efektyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose. Galbūt kai kam tai pasirodė nuobodoka tema, nes juk kiekvienas jaunas žmogus turi profilį Facebook, galbūt turi profilį LinkedIn, galbūt naudoja ir Google+, ar dar kur nors klaidžioja beribėse interneto platybėse. Tačiau pasižiūrėkime, ar jūs tikrai išnaudojate socialinius tinklus taip, kaip juos galima išnaudoti. Be abejo, profiliai mūsų, kaip mūsų asmenų, skirti mūsų asmeniniam gyvenimui nušviesti, bendrauti su draugais, yra vienas dalykas. Ir aš esu įstikinęs, jūs tikrai mokate tuo naudotis ir galbūt ten atrodote geriau negu aš. Tačiau pradėjus verslą, pradėjus komercinę veiklą, šiek tiek jau komunikacija socialiniuose tinkluose skiriasi. Kodėl? Šiandien pakalbėsiu gal daugiau apie Facebook. Populiarėja Google+ ar LinkedInas, vis tiek Facebook lieka Lietuvoje lyderių tarp socialinių tinklų ir turi pačią didžiausią įtaką. Jeigu trumpai apie LinkedIną, kurį jūs turbūt esate ir patys panagrinėję, tai yra labai puikus jūsų CV. Platesnis, su rekomendacijomis, jeigu jų jau turite, su jūsų patirtimi, jeigu jau spėjote jas įgyti. Bet jeigu neturite patirties, kol kas vis dar studijuojate, turite gal tik tais vieną buvusią darbovietę ir nėra tiek daug asmenų, kurie galėtų jūs rekomenduoti, tai tikrai kol kas nuo šio socialinio tinklo susilaikykite arba jį padarykite formalų, kad ten tik būtų informacija. Kur kas daugiau geriau dėmesio skirti visų mėgstamam ir tikrai populiariam Facebook. Panagrinėkime, kam profilį skiriate šiandien. Ar tik asmeniniams dalykams, ar ten yra kažkiek ir jūsų pomėgiams, kurie išduotų, kuo jūs esate išskirtiniai, kokie jūsų gebėjimai, kokia jūsų veiklos sritis, į kurią jūs orientuojate. Galbūt kažkas labiau mėgsta jodinėjimą, kažkas kompiuterius, trečias vairavimą. Ar ten matosi šitie jūsų įgūdžiai? Nes tai gali būti gerų pagrindų jums formuoti save kaip specialistą. Kol kas jūs ten turbūt esate tik kaip asmuo, studentas ar moksleivis. Tačiau pradėkite galvoti, kad po truputį šis profilis gali tapti jūsų išplėstinė vizitinė kortelė ateičiai jūsų potencialiems klientams, partneriams, galbūt ir investuotojams. Todėl pirmą, ką reikėtų padaryti, tai praaudituoti savo Facebook profilį. Pasižiūrėkite, ar ten tikrai verta palikti visą informaciją, kurią turite dabar paskelbę. Kiek ten yra vakarėlių, kurie jums nedarys garbės po 5 metų, nes ši informacija liks. Kiek ten yra informacijos, kuri jums gali pakenkti po susitikimo su potencialiais partneriais, investuotojais ar klientais. Nes šiuo metu labai populiarėja vienas paprastas dalykas – po susitikimo paimti ir žmogaus vardo pavardę įvesti į Google. Ir ten pasižiūrėti, ką išmeti. Jeigu jūs, kaip jaunas žmogus, nesate bendravę su žiniasklaida, natūralu, pirmai išmes jūsų Facebook profilį. Tad nieko keisto, jog žmogus, su kuriuo jūs ką tik buvote susitikime ir vedęs jūsų vardą pavardę į Google, pamatys pirmą jūsų Facebook profilį. Ką jis jame ras? Atsakykite savo, išsamei paanalizavę, pasižiūrėję pastarojo pusmečio įrašus. O tada pagalvokite, kaip norėtumėte save pateikti jūs nepažįstantiems žmonėms. Tai ir bus jūsų tikslingos ir struktūrizuotos komunikacijos Facebook'e dalis. Kitas dalykas, kaip jau truputį užsiminiau, jūsų pomėgių komunikavimas gali tapti gerų pagrindų komunikuoti jūsų veiklą. Jeigu jūs pradėsite verslą, natūralu, jūs turėsite apie jį skelbti. Facebook vėlgi yra vienas iš geriausių kanalų informacijos, kuriais jūs galite paskelbti tą informaciją apie savo verslą, apie savo paslaugas, apie savo prekes. Dabar vėlgi grįžkime prie asmeninio profilio. Panagrinėkime, kaip atrodo jis nuo pat pradžių. Tai yra jūsų nuotrauka. Ar ji yra stambaus plano, kuriame matyti jūsų veidas, ar ji yra, kaip dėja, bet tenka vis pamatyti, nufotografuoti gražūs kalnai ir jūs kažkur to kalno papėdė. Ar jūs ten matote? Kokia yra jūsų viršelio foto, vadinama cover foto? Ar ten yra tik kažkas gražaus,
motyvuojančio ar tikslingai įdėta, kas atitiktų jūsų charakterį. Dar vienas labai svarbus dalykas – informacija apie jūs. Ar ten yra paskelbta tos informacijos? Galbūt gimimo metai, galbūt jūs dar nesate baigęs mokyklos arba universiteto. Tačiau, ar jūs esate ten paskelbę savo pomėgius? Kokius filmus mėgstate? Kokias knygas esate skaitę? Kam to reikia, paklausyti? Tam, kad aš įėjęs, jeigu jūsų būsiu potencialus klientas, bent kažkiek susidaryčiau įspūdį apie jūs. Nes Facebook yra pats geriausias kanalas formuoti, kaip minėjau, savo eksperto įvaizdį. Todėl susitvarkę tuos smulkius, bet reikalingus daiktus, pradėkite galvoti, kaip skelbti informaciją apie save. Natūralu, jūs pradėję veiklą, pradėję verslą, sukursite ir savo įmonės gerbėjų puslapį, fanpage. Pasakysiu kelias klaidas, kurių vertėtų išvengti, kai jūs pradėsite ten komunikuoti. Tai yra kalba tik apie turinį, nes visi reklaminiai dalykai, jūs juos turbūt ir taip žinote, ir dar išmoksite, panagrinėję, ką siūlo Facebookas ir kaip galima geriau ir efektyviau tą informaciją parduoti, kokią reklamą skirti ir kiek tam skirti lėšų. Mes pakalbėsime tik apie turinį, nes kad ir kaip jūs gerai išmanytumėte Facebooko, vadinkime, programinius vidurius, jeigu nebus gero turinio, visos jūsų investicijos, visa jūsų graži grafika, kurią jūs skirsite darydami savo įmonės profilį, bus perniek. Todėl vertėtų pagalvoti visų pirma, kad įmonės profilis niekada nebūtų vienodas ir netaptų skelbimų lenta. Nes gana dažnai pradedantys padaro vieną dalyką. Skelbia tik savo naujienas, prekių. Turime tokią naujieną, turime tokią. Be abejo, tai daryti reikia. Bet tai daryti reikia išradingai. Tai yra, vietoj to, kad paskelbti sausą naujieną, jūs parašykite pačią geriausią savo prekės savybę. Nes ši informacija turi būti tiems žmonėms, kurie skuba ir neturi laiko įeiti į jūsų svetainę ar skaityti išsamų prekės ar paslaugos pristatymą. Todėl jūs turite išmokti 3-5 sakiniais pristatinėti tai, kas jums yra efektyviausia. O jau vietoj iliustracijos įdėję nuorodą iš savo svetainės, kurioje yra pilnai aprašyta prekė ar paslauga, ten pirkėjas ras tikrai išsame visą informaciją. Iliustracijos, kurias dedate, taip pat yra reikalingos ne tam, jog užpildyti foną, bet tam, kad pabrėžti tai, kas svarbiausia. Kaip tai daryti? Čia tas pats kaip su asmeninė foto. Nedarykite bendrų nuotraukų. Geriau viena, bet pabrėžianti geriausią prekės ar paslaugos savybę. Yra labai svarbu, kad jūsų Facebook profilyje informacija būtų įvairi. Jau minėjau vieną iš klaidų, kad iš Facebook profilio yra padaroma skelbimų lenta. Kita klaida dažna būna, kad iš Facebook profilio įmonės padaromas yra taip vadinamas tas intranetas, kuomet yra skelbiama informacija vien tik apie įmonės naujienas. Kokie mes geri, kokie mes šaunus, kaip mes gerai sutarėme, kokia mūsų puikia komanda, koks mūsų puikus biuras, įsigijome tą naują. Jums tai yra įdomu. Iš dalies tai šiek tiek įdomu yra jūsų ir klientams bei gal šiek tiek partneriams. Tačiau jeigu bus per daug tos informacijos, atsibos, nes tai yra skirta jūsų įmonės darbuotojams. Tai turėtų būti nedaugiau kaip vieną kartą per savaitę skelbiama. Yra rodomos prekės, paslaugos, įmonės komanda, bet vadovas, įkūrėjas labai dažnai slepiasi. Jam yra paprasčiau komunikuoti kitus negu save. Neslėpkite savęs, nes žmonėms tikrai labai patinka matyti tai, kas stovi už įmonės, tai, kas atsakingas yra. Ir iš vis būtų labai puiku, jeigu jūs galėtumėte pasidaryti savo komunikacijos planą. Dabar jau nustatyta, kad pats efektyviausias komunikavimas per Facebook tai yra po vieną temą per dieną. Nes ją gali pamatyti pakankamai daug žmonių. O su kiekviena vis naujiena įdėta per dieną nauja, pamato apie 10-20% mažiau to profilio lankytojų. Sakote, sunku yra susiplanuoti? Taip, galbūt ir sunku bus numatyti, ką jūs norėtumėte paskelbti po mėnesio. Bet verta planuotis darant temų sąrašą. Tai yra, kad kartą per savaitę ten turėtų būti straipsnis iš jūsų srities, kurioje jūs dirbate. Pasidalintas, nesvarbu, ar tai bus lietuviškas, gal dar geriau net ir iš užsienio, nes tai parodys, kad jūs domitės tikrai plačiai
ir nuolat tobulėti. Antras, savo paslaugos pristatymas tiesioginis, bet kaip minėjau, ištraukiant pačius geriausius tos paslaugos ir prekės savybės, 3-5 sakiniais, kad žmogus skubantis perskaitęs iš karto imtų ir susidarytų įspūdį, verta ar neverta jam daugiau domėtis. Trečias įrašas galėtų būti jūsų kliento, kolegos ar partnerio atsiliepimas apie jūs. Tai yra, turiu omeny apie jūsų prekę ir paslaugą. Kam to reikia? Parodyti, kad žmonės vertina jūsų prekes, paslaugas ar jūs kaip ekspertą. Ketvirtas įrašas ir jis gali tapti tikrai neblogų jums sėkmės startų. Tai yra jūsų kolegų, partnerių, su kuriais bendradarbiaujate, įrašų dalinimasis. Dirbkite komandinį darbą, dalinkite vienis su kitais įrašais, nes taip jūs pasieksite kur kas didesnę auditoriją ir taip jūs parodysite, kad dirbate su kažkuriais bendraminčiais. Na, kaip pavyzdys, interneto svetainės kūrėjai darbuojasi su programeriais. Lygiai taip pat su grafikos dizaineriais. Lygiai taip pat gali ir pasidalinti savo klientų tam tikrais įrašais, nes tai parodys lauką, kuriame jie dirba. Taigi, tiek šiandien trumpai apie komunikaciją Facebook'e. Vienas paprastas dalykas, kurį visada prisiminkite darydami, kad tai turi būti įdomi informacija. Nes jeigu jūs tai darysite vien tik iš pareigos, kad pasidaryti gerbėjų puslapį, įmonės gerbėjų puslapį ir ten dėti informaciją vien tam, kad jisai būtų, patikėkite, po pusmečio tai jau bus praktiškai numiręs puslapis. Todėl tai darykite su azartu, įdomiai, informatyviai. Ir tai tikrai padės plėtoti jūsų verslą. Sėkmės!